švente visus mėlėjai šilutiškiai. Pamario krašto žmonės, kurie mus priėmė daugiau kaip prieš 20 metų. Ir leido kurti, ir padėjo, sulaukėm didelio bendraminčio būrio. Ir norisi padėkoti, sąrašas turbūt būtų labai ilgas, didžiulis. Pirmiausiai, yra nelengva būti atvažiavus ir kurti naujam krašte. Pirmiausiai, labai yra svarbu, kai priima tave žmonės, ypatingai kaime, pirmiausiai su jais reikia susipažinti. Tai turbūt didelis dėkingumas yra tai, kad mes pradėjome kurti dailės mokyklą, nes susidūrėme su vaikais. Per vaikus susipažįsti su bendruomenė. Įeini į artimesnį kontaktą, tiesiog žinai, kaip žmonės gyvena. Muziejus ir muziejinė veikla leido pažinti krašto istoriją. Ir kaip ir su žmonėmis, taip ir su kraštu. Jeigu tu su juo susipažįsti, tu jį nori, nenori, bet jį supranti ir čia atsiranda ir meilė, prieraišumas ir noras tiesiog kažką daugiau padaryti. Ir šiandien noriu pasakyti ačiū mėlyms kolegoms, kultūros žmonėms, kurie tiesiog žengia kartu kolektyvui, kuris dirba Vydūno name, seniūnijos žmonėms, visi aplinkui, tiesiog iš kurių susilaukėm palaikymą ir gerą žodį. Ir menininkams, tie, kurie atvažiuoja, ir tiem žmonėms, kurie nors iš jūsų, nors vienas esate buvę mūsų kultūros centre, Vydūno muziejuje, kur teko mums bendrauti, palikote visada gerus žodžius. Tai ir buvo didžiausia paskata daryti toliau. Nes tik dėl lankytojo, dėl to žmogaus, kuris atvažiuoja, ir tik dėl jo yra visada labai svarbu ir labai norisi daryti daugiau ir toliau. Ir šitos sidabrinės nendrės dalis, didžioji dalis garbės atitenka ir pačiai rajono savivaldybei. Nes mes kaip darbuotojai, tai tiesiog, kad mes galėjome, mums buvo sudarytos puikios sąlygos įgyvendinti tai, kas šiandien yra tinkluose. Tai tiesiog yra visų kartu darbas. Ir mano kolegos, kurie dirbo tiek kultūros, tiek švietimo srityje, jie kiekvienas yra nusipelnęs būtent šitos sidabrinės nendrės pūkelio. Dėl to, kad net nesuskaičiuojamas laikas, nesuskaičiuojama energija, kurią užima idėjų generavimas, idėjų darimas ir gyvendinimas. Tai tikrai neužima vien 8 darbo valandų laiką, tai užima dažniausiai ir visą, kartais ir šeimos laiką. Taip, kad labai dar noriu padėkoti šeimai, mamoms, kurios yra čia šiandien šalia, kad jos mus išugdė, tiek Romo mama, tiek mano mama, kad mes šiandien esame taip labai didžiai vertinti būtent šitam savam krašte. Nes savam krašte gauti apdovanojimus, įvertinimas yra didžiausia garbė. Ir žinoma, dabar jaučiuosi, kad ir tokia savotiška didelė garbė ir našta, kurį įpareigoja ir tęsti tuos darbus ir gyvendinti toliau svajones, ne tik savo, bet ir jau kitų visų ir bendruomenės žmonių. Norėčiau, kad Romas vis tiek dar kažką pasakyti. Nes aš bijau, kad aš ne viską gal pasakyti. Šiaip aš tą tekstą parašiau, žmona tik įsiminė ir pasakė. Buvo daugiau, bet trumpesnį variantą perskaitę. Šiaip iš tikrųjų aš turiu negalių, iš tikrųjų dariau daug ir žinau tos iniciatorius, kurie pradžioj sukūrė tą sidabrinę nendrę ir mane pasikvietė savivaldybėje į tokį kampinį mažą kabinetą, kuris dabar, kaip pamenu, buvo labai stipriai prirūkytas ir galvoju, kaip jie greičiau nuspręstų, kad greičiau iš ten išeiti. Bet aš ilgai tą nendrę dariau,
dabar džiaugiuosi, kai daro, tai jau mano mokiniai, man jau nebereikia verkti, yra kas pakeistų. Ne visi išvažiavo, yra ir grįžtančių, ir aš norėčiau, kad grįžtų daugiau, nes kuo mes gražesnį savo kraštą padarysim, kuo labiau jis skirsis nuo kitos Lietuvos, tuo jis bus įdomesnis, tuo bus įdomiau atvažiuoti žmonėms. Aš žinau, kad, sakykime, pas mus Kintuose jau perka butus ir Vilniečiai. Vienas Vilnietis emigravo, kuris yra didelis kaltininkas šitos irgi Nendrės sidabrinės. Tai mūsų draugas Saulius, Sadonis, kuris gavo. Priejus metais gavo. Tai jis ir tas žmogus, kuris mumis atitempė į šitą kraštą. Jis man yra nesvetimas, aš skaitau save Pamario žmogum, aš esu čia gimęs užaugęs Klaipėdoje, bet Marės esu ir pėsčias apėjęs, ir Šilutė man buvo vienas iš gražesnių miestų ir visas tas Pamarys, visi tie vandenys mane visą laiką žavėjo ir aš čia todėl čia. Ilgą laiką gyvenau Telšiuose, bet ten buvo tik Mašio ežeras, nors ir gražus, bet labai jau mažas. Čia yra visas sąlygos ir mūsų nedaug, bet mes turim kaip pasakyti. Jeigu Seimo narys sako mažėja, aš galvoju, dabar čia liko patys geriausi, mes padarysim viską, kad būtų ta Šilutė tokia nuostabi, kad čia visi norės gyventi arba išvažiuoti nenorės ilgai. Iš čia. Tai tiek noriu prie žmonos, nežinau, atrodo visus tai paminėjote. Nuoširdus ačiū, sakau, Šilutė yra nuostabus kraštas ir su sidabrinė Nendrė, be sidabrinės Nendrės, jinai yra, čia sunku stovėti, su žemėmis. Nesakau, aš su sidabrinė Nendrė dar po 10 turiu. Jeigu pasibaigs šitas apdovanojimas, aš kažkokiem nusipelnysim, tai padovanosiu savo nuoširdį. Visiems geros šventės, iš tikrųjų nuostabios šventės, baigėme nepriklausomybės 26 metai, tai yra super, ir dar 260 ir dar, kad turėtumėm tą nepriklausomybę ir kad mes žydėtumėm ir gražėtumėm ir kad Šilutė pat būtų gražiausias, žaliausias miestas, bent jau Lietuvoje, tai tikrai. Ponas ir ponai, sidabrinės Nendrės šių metų premijos laureatai Rita ir Romas Tervidai. O Romai, neįsitiktis pačios.